Sveiki gyvi! Su jumis sveikinasi Osvaldas Vagelis ir laida Sportas LT, kurioje šį kartą keliamės į ramybę dvelkiantį Birštoną, kur praėjusį savaitgalį vyko jau ketvirtųjų Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinio etapo varžybos. Asociacijos Sportas visiems organizuojamos seniūnijų žaidynės yra pats masiškiausias ir plačiausią geografiją apimantis sporto projektas visoje Lietuvoje. Šiemet savo atstovus į žaidynės delegavo net 54 savivaldybės, o iš viso jose dalyvavo net apie 16 000 sportininkų. Finalinėme etape Birštone, kurio atidarymo ceremonijos akimirkas kaip tik dabar ir matote, kartu su komandų vadovais, treneriais ir teisėjais dalyvavo beveik 500 sporto žmonių. Į finalą po 2 atrankinių žaidynių etapų savivaldybėse atvyko 46 seniūnijų komandos, kurios varžėsi 11 sporto rungčių, 7 sporto šakose – krepšinyje, tinklinyje, futbole, stalo tenise, šaškėse, šachmatuose ir smiginyje. Būtent nuo šios sporto šakos ir pradėsime seniūnijų sporto žaidynių finalinio etapo apžvalgą. Galbūt apie profesionalius smiginio žaidėjus žinome nedaug, tačiau į Birštoną atvykusios 7 komandos įrodė, kad šios sporto šakos entuziastų netrūksta ir Lietuvoje. Sakykit, ar senai domitės smiginiu? Ar tai yra kažkas jums nauja? Na, jau bus kokie 4 metai. Kas svarbiausia šioje sporto šakoje? Taikli ranka, akila akis? Susikaupimas ir gera nuotaika, iš tikrųjų pasirengimas psichologiškai. Kaip vertinat, tokių švenčių organizavimą, tokių žaidynių? Kokią naudą įžvelgiat? Na, smagu susitikti su tos sporto šakos, sakykime, irgi tokiais padalyviais ir pabendrauti su tai žmonėm. Na, tiesiog sudalyvauti. Didžiausius taikliarankius, mėtant strėlytes į taikinį pasirodė turinti Kauno miesto Dainavos seniūnija. Antri smiginio rungtyje liko Trakų miesto seniūnijos atstovai, o treti – Ignalinos miesto sportininkai. Pasakykit, kas geriausiai Lietuvoje žaidžia smiginį? Kaunas! O tiksliau, kokia seniūnija? Seniūnija. Tai kurio dėka ir vis dėlto visos komandos bendras darbas? Visi bendrai. Girdėjau tavo komentarą, jeigu jau ne aš, tai jau tikrai nebūtų tos pirmos vietos. Tai kaip čia yra? Biški patempėm, tai buvo. Tai pasisekė šiandien man geriau. Kiek metų jau laikot strėlytes rankoj? Turbūt jau 4, 3, kažkas tokio. Aš 2,5. Aš mėgėjas, bet jau irgi ne 1 metai. Tai jūs tos strėlytės nebepaleisit, kaip suprantu, tai? Taip, žinoma. Jau vaikinai pasitėms mane, tai jau tikrai nepaleisiu. Tai sakykit, kas vis dėlto svarbiausia, norint žaisti smiginį? Akis, akies taiklumas, rankos? Dėmesio sutelkimas tada, kai... Su savo psichologijos tvarkyti, dėmesį sukoncentruoti. Ir daugiau nieko, ar ne? Aš dar manau, kad dar labai svarbu surinkti tokią komandą, ką mes ir darom Dainavos seniūnija, tiesiog 2 vietas laimėdavom, o šiemet laimėjom 1 vietą su smiginiu, o dalyvaujam nuo sportas visiems pradžios pačios. Su visom komandom. Kauno Dainavos seniūnija yra geriausia seniūnija, sportiškiausia, tarp visų 11 Kauno miesto seniūnijų, o džiugu, kad su smiginiu atėjom iki pat finalo. Tai kaip pavyksta išlikti tokiems sportiškiams? Kaip pasakyti, todėl, kad aš labai pati myliu sportą, esu sportavus, nesmiginį, kitas sporto šakas ir aš tiesiog matau žmonės, kurie ir patraukiu tiesiog visuomeniškais pagrindais. Kaip keitėsi, Birštono rengiamos žaidynės? Nuo pat 1 kartą dalyvavot, ar ne? 1 kartą buvo Šiauliuose finalas, teko dalyvauti. O Birštono, aš manau, kad, kaip pasakyti, nematau kažkokio labai didelio skirtumo, tuo labiau, kad dar nesibaigė jos. Tai nauda kokių šių žaidynių? Smagu praleisti laiką. Laisvalaikis, treniruotės, psichologija į priekį, važiuojam. Smagu. Prie šaškių lentos favoritais buvo laikomi Anykščių seniūnijos meistrai. Su vienu anykštėnu, pripažintų tarptautinių šaškių sporto meistrų Valdu Veršuliu, Sportvieno žurnalistai Violetai Skodaitei netgi pavyko sužaisti draugišką šaškių partiją. Pažiūrėkime, kaipgi jai sekėsi. Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų vardą ir iš kur atvykot, kokią seniūniją atstovauja? Anykščių seniūniją atstovauju, atvykau iš Anykščių, Valdas Veršulis, visą gyvenimą dirbu šaškių treneriu. Tai kada atėjo šaškės jūsų gyvenimą? Nuo 6 metų panašiai.
Kuo ši sporto šaka žavi jūs? Savotiškai įdomu, čia esa faktiškai tokia žmogaus liga. Tas pats kaip alkoholis, be šaškių mes beveik faktiškai negalim gyventi. Dalyvaunam visuose Pabaltijo čempionatuose, žaidžiau korespondencinį laiškais, 28 metus atžaidžiau, buvau užėmęs 3 vietą pasaulyje. Pabaltijo čempionatų daug esu laimėjęs taip pat laiškais. Anksčiau, kai nebuvo interneto. Norint būti gerų šaškių žaidėjų, man ko labiausiai reikėtų? Susikaupimo? Susikaupimo, iš dalies nuo gimimo gyslytė. Kiek pas man vaikų išėję, tai jeigu vaikas kitas iki mokosi neblogai, jam lengviau šaškės aukštumų pasiekti. Būna visokių atvejų, kad paslaidė padaužęs tampa Lietuvos čempionais, vienas kitas. Supratau. Sakykit, ar yra kažkokių prietarų? Tarkim, visą laiką jūs norėt pradėti, tarkim, baltaisiais, ar čia? Ne, kai kas, kaip kam patagiau balti, kai kam juodi čia. Jums reikšmės nėra? Man ne. Ar tikram, profesionalų iš tikrųjų neturi jokių prietarų? Neturi. Vis tiek tenka žaisti vieną baltais, vienoje tais keičiasi visą laiką. Su viena komanda juodi, balti eina. Labiausiai žavi kas šioje sporto šakoje? Psichologinis mąstymas čia žmogaus atsiskleidžia, įdomias kombinacijas visokiausias. Pavyzdžiui, pas mane daugiau kaip 1000 visokių apie šaškės knygų, žurnalų iš Maskvos, iš Olandijos gauna. Ir pažiūrės, kas per... Žinau, kaip jums sėkinga, nes jūs jau matot, kur aš esu suklydus ir kas... Ai. Neblogai visi žaidžiate. Kad šaškių daug. Žinokit. Visi neblogai žaidžiate. Toks dalykas, kad kai kam įdomu, aišku, kitam vaikam ne visiems būna šaškės įdomios, kitam boksas koks įdomus imtynės. Jeigu kas pamėgsta šaškės, jau tenka daugumoje visą gyvenimą žaidžia. Bet nebūtų gėda jums pralošti, nes jau bent jau... Pasakykit, pirmą kartą? Ne, tikrai ne pirmą kartą dalyvaujate šiame būtent seniūnijų žaidynėse. 5 metus išlošinėjame kol kas seniūnijų. Tai pasakykit, kas geriausiai šaškiam žaidžia? Šaškiam tokių daug apylygių mūsų bent 5 Lietuvo. Čia va tas, kad kalbėjo Šogairas neblogas sporto meistras. Tada yra Igoris Akmenis neblogas, taip pat mes pažįstami, šaškininkai mes pažįstami visus Lietuvos. Tai išskirti, tarkim, Anykščiai yra pirmaujantis nuolat, ar... Anykščiai seniūnijų pastovi laimė, paskutinius 5 metus Anykščiai seniūnija laimė. Nu ir dabar Lietuva. Duodu 2 mušti. Numušu 2. 2. Nujamat. Taip. Nujamat. Ir aš mušu 2. Oi. Mušu 2, mano faktiškai jau laimėjote. Čia dama. O po to, kai jūs paėsite... O man nėra dar šansų laimėti? Jokių šansų. Kai jūs paėsite, aš dar šitą nusumušiu. Jokių šansų, su dama iš galo galan važinėjai, jūs man visą šaškės atiduosite. Kas ką apgauna. Kas ką apgauna, ar ne? Pabaigai, kaip vertinant, tokių žaidynių organizavimą? Kokia nauda? Labai teigiamai. Mes stengiamės į metus bent 5-6 tokius čempionatus, kažkokius išvažiuoti. Jonavoje vyksta, Jonį turnyrė apie 200 dalyvių suvažiuoja. Šilutė vyksta, ten Klaipėdoje Daugpilį aš važiuoju po 5 sykius, ten visą Pabaltijo čempionatai atvažiuoja Lenkai, Latvijai, Estai, Švedai net atvažiuoja. Lietuviai nebejingi šaškiams, populiarus šis sportas? Nebejingi, daug šaškininkų. Vien tik Anykščiais pas man būdavo po 50 vaikų lanko. Spika tik kalbėti, Vilniuje daug trenerių dirba. Nebejingi, Lietuvoje kiekvienam taške beveik kultivuoja šaškės, ypač kaimuose žiemą, kai šalta būna. Labai geras sportas. Jo, ant pečiaus gali sėdėti žaisti šaškėm. Kaip vėliau paaiškėjo, Violetai šaškių pamoką suteikė pats nugalėtojas. Valdas Veršulis ir šįkart nepaliko vilčių savo konkurentams, bei Anykščių seniūnijai atnešė 13 įskaitinių taškų komandinėje įskaitoje. Antroje vietoje šaškėse liko Klaipėdos rajono Gargždų seniūnija,
o trečiąją poziciją turėjo tenkintis Kauno miesto Aleksoto seniūnija. Ačiū už puikią partiją, tai pasirodo žaidžiau tikrai pirmos vietos nugalėtojai, tai skaitkit vis dėlto, kad laimėtum. Kuo reikia vadovautis? Reikia daug užsieminėti, 10-20 metų. Ne taip, kaip kas man sako, ateina valandai, sako, išmokink man šaškiam žaisti. Sako, vaikelė, aš 50 metų šaškiam žaidžiu, nuo 7 metų. Tai nėra to šaškės taip lengva, kaip gali pasirodyti. 1000 knygų pas man, visokiausių, kas domisi, tai visų knygų nežinau. Va laimėm 5 metų iš eilės seniūnijų, Žalgiredą laimėm 10 metų iš eilės. Bet ir tai da viską nežinau tam šaškės. Tai ar atsiras kas vieną dieną jūs nurungs, kaip manot? Nelabai tikiu, daugam paaiškinu, kad lengvai labai laimėjom visai, su visom komandom. Nebuvo sunku, ar ne? Nebuvo sunku. Dabar padarykime trumpą pertraukėlę, o iškart po jos persisime prie šachmatų lentos. Sveiki sugrįžę. Tęsime laidą Sportas LT iš Birštone savaitgalį vykusių 4 Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinio etapo. Pirmoje laidos dalyje spėjome pastebėti, kad tokios sporto šakos kaip smiginis ar šaškės sulaukia nemažai paprastų sportų besidominčių žmonių dėmesio. Tačiau ne ką mažesnio susidomėjimo nei pavyzdžiui šaškės, seniūnijų sporto žaidynėse tradiciškai susilaukia ir intelektualieji šachmatai. Ko taip žavi ši sporto šaka, paklausime Utenos miesto seniūnijos šachmatininko Aurimo Dikmono. Propaguoji būtent šachmatų, ar ne sportą? Jo, šachmatų sportą. Ir kuo jis tave žavi? Na, ko reikia būti geram šachmatininkui? Na, gero loginio mąstymo. Kartais azarto, nežinau, ir širdies reikia. Ar jau tik prasidėjus žaidynėms aiškėja, na, vis dėlto, kas geriausiai Lietuvoje žaidžia, na, kuris seniūnija geriausiai žaidžia šachmatais? Na, pagal visą šitą, kas atvažiavo, tai turėtų Ukmergė būti pirmą vietą. O mes tai arba antrė, bet treti. Tai ne tiek ir pasiduodat, ar ne? Vis dėlto, ko svarbiausia iš tikrųjų reikia geram tam šachmatininkui, na, be loginio mąstymo. Atrodo, labai lėtai vyksta tos partijos. Tai ką reikia svarbiausia tą vidinę ramybę atrasti ir visą laiką? Nu, būtų ramiam, kantrybės reikia išlaukti, lemiamų momentų. Nuo kelių metų šachmatai atėjo tavo gyvenime? Man nuo 4 metų. Dabar jau 25, tai virš 20 metų jau. Tai kaip jau vieną kartą sužaidė vieną partiją ir viskas, ar ne? Liko visam gyvenimui? Jo. Tikriausiai čia tokių yra nesi tu vienas, ar ne? Tai šachmatai pakeri. Jo, jau ir draugas, kur lošinti. Irgi gali, daugiau nei 20 metų nas jau žaidžia. Apie 30 gali jau žaidžia. Irgi nuo 4 metų. Sakyk, ar pirmą kartą tenka dalyvauti būtent šiose žaidynėse seniūnijų? Jau antrą kartą dalyvauju. Pernai metais nelabai pasisekė, šiemet tikiuosi geriau bus. Deja, Aurimo meistriškumo nepakako tam, kad uteniškiai galėtų džiaugtis aukščiausios prabos apdovanojimais. Utenos miesto seniūnija buvo priversta pripažinti Radviliškio seniūnijos pranašumą ir šachmatų rungtyje liko antra. Trečioji apdovanojimo pjedestalo pakopa atiteko Ukmergės miesto seniūnijai. Tai ir sunku buvo iškovoti tą taurę? Teko pakovoti, tikrai. Kas vis dėlto yra svarbiausia, norint, gerai išmanyti šachmatų sportą? Reikia turbūt gerai logiškai mąstyti ir galvoti, o toliau viskas vyksta savaime. Ar, nežinau, kaip čia net paklausus vis dėlto, kas yra iš tikrųjų smagiausias momentas šachmatų sporte? Turbūt man asmeniškai tai pats procesas žaidimas, o rezultatas jau priklauso to, kaip sekasi.
Sakykit, ar pakankamai dėmesio sulaukat, ar pakankamai vyksta daug rungtynių, varžybų, tokių žaidynių, kur galite susirinkti ir tiesiog, žaisti? Taip, kiekvienais metais yra turnyrų daug organizuojama, kiekvienoje apskrityje yra tiesiogiai tvarkaraštis ir galimybė sudalyvauti visur yra. Jūsų komanda puošia merginą, tai sakykit, ar daug merginų vis dėlto, kurios domisi, tokio sporto? Aš manau, kad pakankamai, ypač šiais laikais, kai internetu galima žaisti. Žodžiu, kompanijos moteriškos netrūksta tau, ar ne? Netrūksta. Be smiginio, šaškių, šachmatų ir krepšinio, kurio rezultatus aptarsime kiek vėliau, seniūnijų sporto žaidynių finale salės viduje savo jėgas išbandė ir dar vienos sporto šakos entuziastai – stalo tenisininkai. Iš karto galime pasakyti, kad čia netrūko staigmenų ir kova virė tikrai karšta. Taigi dabar jūsų dėmesiui kelių stalo tenisininkų įspūdžiai iš pačio įvykių sūkurio. Labą dieną, esu iš Gargždų Feliksas Žemgulys, atstovauju stalo teniso komandą ir mes dabar čia stengiamės pasirodyti, nors kol kas neypatingai sekasi, bet tikimės, kad mūsų kiti dalyvių varžybų pasirodys irgi gerai. Krepšininkai, tinklininkai, toliau šachmatininkai. Nuo kelių metų pradėjai pats žaisti stalo tenisą? Stalo tenisą žaidžiu nuo 12 metų. Galėjau iš tikrųjų pradėti nuo anksčiau, bet taip išėjo, kad tiesiog nuo 12 metų. O kuo ši sporto šaka, tave žavi, galbūt kuo jinai yra įdomi? Tai yra mano gyvenimo dalis, aš treniruoju vaikus šios sporto šakos ir pats žaidžiu kiek išeina, dalyvauju įvairiuose turnyruose, čempionatuose ir tiesiog tai atima daug laiko, bet tai yra malonu. Ar daug vaikų, tarkim, kas svarbiausia yra vis dėlto kantrybės, sugebėjimas suskaupti, ranka? Reikia daug kantrybės, reikia rankos, reikia laisvumo, reikia ištvermės. Neužtenka vien žaisti stalo tenisą, reikia bėgioti krosus, reikia fizinio pasirengimo, negalima. Neatrodo taip, kad pasiemi raketę į ranką ir jau kaip ir viskas, ar ne? Ne, iš tikrųjų reikia daug dirbti, reikia fizinio pasirengimo, reikia sveiko gyvenimo būdo ir šiaip pat negalima ateiti ir žaisti. Labai sunkus sportas, techniškas, nors kitiems tai atrodo, kad galbūt labai paprasta, pastumdai kamuoliuką ir tiek. Tai ar daug vaikų sulaukia norinčių, domėtis būtent šio sporto, jeigu tiek daug ištvermės vis dėlto reikia? Taip, dirbu 3 metus, bet atsiranda dabar 20 vaikų yra pas mane, 2 grupės po 10 vaikų, po 8, dirbam stipriai. Supratau, sakyk, tik prasidėjo šio žaidynės, bet ar iškėja kažkokie, tarkim, favoritai? Kas geriausiai, kuris seniūnija vis dėlto moka žaisti stalo tenisą? Stalo tenisą, manau, gerai pasirodys Kelmė, jūs turbūt jos vėliau ir pakalbinsite, tai iš tikrųjų gan geri žaidėjai, prieš tai žaidė aukščiausiai Lietuvos lygoje, galbūt šiais metais nedalyvavo, todėl turėjo teisę čia sudalyvauti. Girdėjau tokių kalbų, kad Kelmė visai neblogai žaidžia stalo tenisą, ar tai tiesa? Gal ir gerai girdėjote, bet šiaip pagrindė pas mus tai labiau veteranų sportas išvystytas. Turime savo klubą, labai aktyviai dalyvaujame respublikinėse varžybose, patys rengiame, taip kad gyvuoja. Ir šiaip visoje Lietuvoje, manyčiau, kas link vyresnių, tai tikras stalo teniso renesansas. Kelerių metų jūs pats pradėjote, domėti šiuo sportu. Ir kodėl? Kuo jis taip žavi? Nežinau, gyvenau šalia mokyklos, kažkaip tokie pipliai sugalvojame nueiti į treniruotės, mus priėmė, pradžioje aišku sieną mušinėti, po to stalus vyresniems išardyti, o toliau mokykliniais metais žaidžiau, darėme pertrauką, gal 20 metų, dabar vėl aktyviai 5-6 metai. Ar tiesa, kad neužtenka paimti vien raketės į ranką, reikia ir labai bėgioti krosus ir dar ten užsiminėti sveiką gyvenseną? Ar tiek tas sportas tiek daug reikalauja? Stalo teniso nepasakyčiau, kad tai galėtų pritaikyti, nes čempionatai vyksta Europos, pasaulio, veteranų ateina net kam virš 80. Kituose sporto šakose, manau, tikrai retai kur pamatysiu. O stalo tenise tai nuo 40 iki begalybės. Pasakykit, ar brangi ta sporto šaka? Visi hobiai brangus. Žvejyba brangi, savo inventorium ir viskas, kas po žvejybos. Stalo tenisas irgi, raketės, inventorius, stalai, netgi kur šiais laikais tai salės kainuoja viskas. Nėra taip, kad labai pigiai, bet kas ieško, tas randa. Pasakykit, populiarus tas sportas vis dėlto Lietuvoje, pakankamai dėmesio, pakankamai turnyrų, žaidynių, kur susitikti, pažaisti? Kad
populiarus tai labai, o dėl turnyrų tai patys juos rengiam. Yra lygos Lietuvos, o daugiau visa kita klubai. Vienas klubas surengia, kitas, taip visoje Lietuvoje labai apsivienė. Aš galiu kiekvieną miestę pasakyti, kas ten didžiausi fanatikai ir entuziastai. Visgi nei pajėgių žaidėjų gausi Kelmės, nei tuo labiau Gargždų seniūnijos komandos tarp prizininkų trejeto nepateko. Šiemet geriausius stalo tenisininkus pasirodė turinti Trakų rajono Senųjų Trakų seniūnija. Antrąją vietą stalo teniso rungtyje ir 11 taškų komandinėje įskaitoje galėjo džiaugtis Telšių miesto seniūnija, o trečioji pozicija atiteko Utenos miesto seniūnijai. Atrodo, kad ir patys nugalėtojai tokio įvykio posūkio nelabai tikėjosi. Tai kas jums padėjo iškovoti pergalę? Didelis noras laimėti. Ir gal aš manau, kad iš tikrųjų mums biški pasisekė, nes mes pagal reitingus ir pagal lygį žaidimo esam nestipriausi, tikrai ir nebuvom tarp favorito, bet manau, kad mums padėjo daugiausiai komandinė dvasia. Vienas kito palaikymas ir iškovojimas vos per plauką kiekvieną pergalę. Tai kad reikia turėti labai greitą reakciją ir ten stiprią ranką, tai čia dar tik yra detalės, ar ne? Kiek svarbu komandos susižaidimas ir palaikymas vienas kito? Na, iš tikrųjų, lygis žaidėjų yra panašus, kai kurių gal ir net didesnis, bet kai tave palaiko, kai tu žinai, kad jeigu tu nugalėsi, arba jeigu kovosi net garbingai, iš tikrųjų tas noras nugalėti stipresnį priešininką gal ir daugiau lėmė negu mūsų greitis ar reakcija. Dabar pats metas pereiti į lauką, kur seniūnijų komandos varžėsi futbolo ir tinklinio varžybose. Beje, seniūnijų sporto žaidynių finale buvo varžomasi ir dar vienoje specialioje rungtyje, tačiau apie ją šiek tiek vėliau. O dabar siūlome pasižiūrėti, kokiomis nuotaikomis šias žaidynės stebėjo Jonavos komandai Birštoną atvežęs vairuotojas. Ponas Algirdai, žiūriu, stebite futbolo rungtynės. Ar ryškėja, matosi vis dėlto, kuris seniūnyje yra geriausios sportinės formos? Nežinau, aš dabar buvau krepšinį žiūrėjau. Ir čia atėjau, dabar Jonava žaidžia su Panevėžiu. Nežinau, dabar tik atėjęs čia, negaliu pasakyti nieko. Ar jūs esat vis dėlto neobjektyvus? Pats iš Jonavos, tai už jonaviečius, ar ne? Jonaviečio futbolą žaidžia, matau spaudžia Panevėžiščius kol kas. Kol kas gerai sekas. O pačiam vis dėlto, kuri sporto šaka yra, mieliausia širdies? Krepšinis, futbolas? Krepšinis, tinklinis, kas sportas aplamai. Sportas visiems, ar ne? Ja. Teisingas šūkis šiuo atveju, ar kiekvienam žmogui priimtinas sportas, prieitinas galbūt? Prieitinas ir skaitau bišti ir būtinas, vis tiek reikia. Sveikatai viskas. Ar manot, lietuviai esame ta sportiška tauta, ar pakankamai dėmesio skiriam sveikatai, sportui? Manau, pakankamai. Ir krepšinis pagrindė, juk visi čia žino. Gaila, dabar nepasisekė lietuviam. Kaip manot, šis čempionatas, kad ir šios žaidynės organizuotas, kokią naudą apskritai daro Lietuvai, mums žmonėms? Kokią naudą? Nauda aišku. Didelę naudą daro, vis tiek. Be sporto aš nežinau, kaip būtų. Ar pirmą kartą dalyvaujate Birštono organizuojamose žaidynėse? Pirmą kartą aš. Kaip patinka, daug žmonių? Nieko. Viskas gerai? Jo, įdomu, aišku, ten pasižiūrėt, ten dar. Pakankama sporto šakų įvairovė, ar vis dėlto norėtųsi dar kažkokios sporto šakos, kurios nėra šiandieną? Kurios nėra? Čia sunku pasakyti, kurios dar čia. Tinklinis yra, krepšinis yra. Šaštė, šachmatai, galėtų dar kas nors būti. Kokios dar šakos norėtumėt? Ką čia dabar? Tenisas yra, lauko teniso čia nėra, nebus. Plaukimo irgi nėra baseino. Tai dar tik 4. žaidynės, tai reikia palinkėti organizatoriams, kad 5. dar atrastų tų sporto šakų, taip? Jo, ir tikiuosi ras. Ponas Algirdas stebėjo futbolo rungtynes, taigi pats metas pasižiūrėti, kamgi geriausiai sekėsi pasaulio sporto karaliumi tituluojamoje sporto šakoje. Jonaviškiai galutinėje rikiuotėje tikrai pasirodė esą stipresni už oponentus iš Panevėžio, tačiau iki pirmosios vietos Jonavos miesto seniūnijai šiek tiek pritrūko. Geriausiais Lietuvos futbolininkais mėgėjais šiemet galės didžiuotis Alytus.
Dainavos mikrorajono komanda įrodė savo pranašumą aikštėje ir užlipo ant aukščiausio apdovanojimų pjedestalo laiptelio. Antri, kaip ir minėjome, liko Jonavos futbolininkai, o trečiąją vietą užėmė Tauragės rajono Mažūnų seniūnijos futbolininkai. Beje, už pasiekimus futbole, krepšinėje ir tinklinėje seniūnijoms buvo skiriama dvigubai daugiau taškų nei kitose sporto šakose. Taigi alytiškių pergalė be jokios abejonės leis jiems palipėti gana aukštai komandinėje įskaitoje. Ar labai buvo sunku iškovoti tą pergalę? Pergalė sunkoka, bet jinai iškovota. Prieš ką? Prieš ką? Iš Jonavos. Finalas. Tai sakykit, ko? Tarkim, futbolas, yra išskirtinė sporto šaka, kuo jinai yra geresnė, galbūt pranašesnė? Šachmatai. Tai įdomus žaidimas. Valerijus Jegorovas. Vyriškas vyrų sportas. Tai ir pridėk tašką, padėk. Pergalingas mūšis. Kamuolį reikia spardyti, nemėdyti. Kaip vertinat apskritai šias žaidynės? Ar pirmą kartą dalyvaujat? Jo, pirmas kartas. Busit kitais metais? Stengsimės. Pirmiausia, reikia iškovoti. Turės iškovoti, ne? Kiek anksčiau minėjome, jog šiose sporto žaidynėse buvo rungiamasi ir vienoje specialioje rungtyje. Tai yra seniūnų trikovėje. Čia galėjo dalyvauti seniūnai, miestų mikrorajonų komandų ir delegacijų vadovai. Seniūnų trikovės dalyviai turėjo išmėginti savo rankos taiklumą smiginyje, baudų ir pasagos mėtyme. Tai kaip čia dabar suprasti? Esate apsirengęs krepšininko aprangą, tačiau dalyvaujate smiginėje rungtyje. Tai jūs esate tas vyras, kur dėsit ten ir tiksit, ar kaip čia dabar suprasti? Matot, seniūnų trikovės varžybose yra 3 rungtys, tai yra viena iš jų smiginis, kita yra baudų mėtymas, trečia bus atrakcinė rungtis. Kur įdomiausia? Man visos įdomios. Dar buvo 4 sugalvoti dviračiai, man jie būtų irgi įdomus, bet tik tai bus 3 rungtys. Gaila, kad 3 rungtys tik bus. Ne tik vienai kažkokiai tai rungčiai nebejingas, bet ir keliom sporto šakom, taip? Be abejo, aš ir futbolą žaidžiu, ir šitą ir krepšinį, ir dviračių važinėjau, taip. Tai ką smiginys, krepšinis, jums duoda sportas apskritai gyvenime? Ką jisai reiškia? Tai reiškia sveikatą. Pagrindai reiškia sveikatą ir aktyvų bendravimą su kitais žmonėmis, su kitais sportininkais. Kaip jums atrodo, ar mes esame lietuviai ta tauta, kurie pakankamai dėmesio skiriam savo sveikatai bei sportui? Be abejo, kad per mažai skiriama. Kiek beskirtume, visą laiką būtų per mažai. Ir mano galva, kad iš tikrųjų dabar trupučiu, kad tas masinis sportas yra šiek tiek žemesnio lygio. Galėtų būti šiek tiek aktyvesni žmonės ir reikėtų juos aktyviau įjungti į tą veiklą. Sportas visiems prieinamas dalykas? Sąlyginai prieinamas visiems, kadangi vieni, sakysim, gali sportuoti, sakysim, nori tokias rungtys sportuoti, kur brangiai kainuoja, įvairių yra, taip kad dalinai prieinamas, dalinai ne, taip galiu pasakyti. Bet jeigu nori žmogus, bent turi norų, jis vis tiek gali kažkur save realizuoti. Taip, kiemo lygyje gali nueiti į krepšinio aikštelę, gali šitą futbolą sudėtingiau, nes futbolo aikštelių yra mažiau, yra šitą jų, bet krepšinį pažaisti ir tinklinį sudėtingiau, yra tik tai krepšinį lengviau yra pažaisti. Ir pabėgioti taip bendram fiziniam šitą ugdymusi gali būti. Kaip keitėsi, ar pirmą kartą dalyvaujate šiose žaidynėse organizuojamas sportas visiems? Jeigu ne pirmą, tai kaip keičiasi to žaidynio lygis galbūt, ar pakankamai sporto šakų? Nes jums ir dviračiai, viskas jums atrodo tinka, tai to dviračių ir trūksta? Ar dar kažkokių sporto šakų, kurios galbūt papuoštų šią žaidynės? Manau, kad be abejo yra dar daug sporto šakų, kurios galėtų papuošti šią žaidynės, o dalyvauju trečius metus iš eilės šitose žaidynėse ir atrastumėm tų rungčių, tik tai reikia noro. Kaip manot, kuri seniūnija vis dėlto pasirengusi geriausios sportinės formos? Kiek man yra žinoma iš praeitų užpraeitų metų rezultatų ir mano rūšių, tai be abejo Žemaitijos seniūnijos yra geriausiai pasirengusios. Tas žemaitiškas užsispyrimas, ar ne? Matyt taip, matyt taip. Žaidynių finale seniūnų trikovės rungtis buvo organizuojama 3 grupėse. Seniūnams ar jų pavaduotojams, vyrams ir moterims. Vieną iš dailiosios lyties atstovių po išbandymo prie baudų metimo linijos ir pavyko pakalbinti. Kuri rungtis jums atrodė sudėtingiausia? Baudų mėtymas. Baudų mėtymas. O jūsų seniūnė kokiom gali pasigirti, tarkim, kas geriausiai jums sekasi šiandieną? Ne tik jums, bet ir jūsų Kartu mes atvažiavom su tinklininkų komanda, moterų. Ir kaip tam tinklininkėms sekasi? Šaunios yra iš tiesų merginas, nepavyko, vienas susižeidė. Gaila. Sakykit, ar pirmą kartą dalyvauja tokiose žaidynėse, ar jau tai yra ne pirmas jūsų apsilankimas čia? Čia mano pirmas, nes aš dirbu tik 1,5 metų. Ar pakanka tų vis dėlto rungčių? Pakanka.
3 rungtys seniūnam, manau, kad pakankamai. Nėra labai sudėtinga, ar ne? Manau, kad ne. Asmeniškai jūs kokiai sporto šakai nesate abejinga? Na, gal kažkuriai prijaučiat, bet jums gražu tiesiog ta sporto šaka, rūšis? Galbūt pati jos nepraktikuojate, bet tiesiog žavite. Tradiciškai taip, religija, kas krepšinis, bet nežinau, man paprasčiausiai visos sporto šakos yra ir priimtinos, ir pasižiūrėti malonius.